Tu mergaitė. Mergaitės neturi pasirinkimo. Net vyro negali išsirinkti, nes esi karališko kraujo. Vyrą tau visada išrinks kiti. Tokius žodžius iš motinos išgirsta pamaldi 13-metė prieš pirmąsias tuoktuves. Svajonė tapti antrąją Žaną d'Arc ar bent jau vienuolyno vyresnėje subliūkšta. Niekam nerūpi ir nuo klūpojimo sudiržę kaip šventosios kankinės jos keliai. Iš Margaretos Beaufort tikimasi viena, kad pagimdys sūnų ir taip laukiama Lancasterių įpėdinį. Ištremta į atšiaurųjį Velsą vykdyti pareigos gerokai vyresniam vyrui, per stebuklą likusi gyva per gimdymą, Margareta atranda naująjį pašaukimą. Ji kaip Orleano mergelė pasodinsianti į sostą naująjį karalių, kuris baigs amžinus karus Anglijoje ir suvienys šalį. Ir visai nesvarbu, kad jos sūnui Henriką Tudorą nuo sosto skiria eilė pretendentų, nes tokia yra Dievo ir Margaretos valia. Filipa Gregory, Raudonoji karalienė.